Sveiki, mėlėjai. Mes dabar atėjome su Austėja pasportuoti. Taip. Atvažiavome pasportuoti. Ir yra toks dalykas, kad Austėja pradėjo bijoti ateiti čia į salę. Aš turiu problemą, nes neina pasportuoti man. Praeitą treniruotę iš vis mes rūbiniai darėm su trenerė, nes jinai visą laiką verkė. Gerai, kad aš viena sportavau. Nežinau, gal jeigu daugiau vaikų bus, nes dabar pastaruoju metu daug kas serga, gal daugiau jeigu vaikų bus, gal jinai geriau jausis, bet kai yra mažai žmonių, didelė patalpa, jeigu dar kitoje salėje kas nors kitas sportuoja garsiai, tai Austėja šiek tiek bijo. Šiaip drąsi mergina esi, ne? Bet va įdomus dalykas toks momentas. Ar čia nuovargis? Ar čia dar kažkas? Rodysiu, kokią puzlę turi. Va, čia tokią puzlę atnešiau. Tai visai patinka tos puzlės tokias padėlioti. Nežinau, gal patiks, gal neišsigašime. Nu va, pasportavome su Austėja. Tai ačiū Dievui trenerį mums išgelbėjo, nes atnešiu dar kukurūzų jai pakelį visą. Tai jinai ten pradėjo valgyti, biškį kažkaip nuėjo į tas blogos mintis. Trenerė vis pakalbindavo ją ir žodžiu, ir kažkaip praėjo. Ir ant pačią galą iš vis pradėjo blūdyti, ten ant manęs lipti ir panašiai. Tai džiaugiuosi, viskas išsprendė, galėjau pasportuoti. Pamujuok, Arūnai. Antėjos veidas. Antėjo. O Austėjai kokią davė knygutę spalvinimo, kad vakcinavosi. Čia tavo yra knygutė. Nori išlipti? Va. Nori įsitėti? Sveiki! Taigi buvome šiandien išvykę ryte, labai anksti ryte pasidaryti vakcinų visa šeima. Tai pasidarėme nuo erkinio encefalito visi. Tai po mėnesio laiko dar bus pakartotinis skiepas ir dar po 12, man atrodo, mėnesių. Nuo pusės metų iki 12 mėnesių dar kartą reikės, tai 3 tokias vakcinas ir po to jau, man atrodo, ilgesniam laikui jau galioja jos. Tai va, pasidarėm, tai kažkaip šiek tiek prastai jaučiausi po vakcinos, biški pykino. Ir tik grįžus namo parėjau ir pailsėjau šiek tiek, pamiegojau. Tai va, dabar žaidžiam, išėjom į laukelį ant smėliuko pažais. Žaidžiau Austėjytę. Biški buvo čia palienų, bet gal nesušlap. Tai va, išėjom į lauką dėl to, kad vyras namuose darbuojasi. Tai balkoną pradėjom remontuoti ir visas grindis išsilyginome balkone. Ir dabar dės laminatą, kuris mums liko nuo statybų. Iš pačio buto liko. Tai va, tai galvojom, kad panaudoti jas, tai išsiklosim balkoną, nes mes ten į tą balkoną visai einame pabūti su Austėja. Nu va, vyras užbaigė jau balkoną. Dabar tokios pačios bus grindys kaip ir čia. Išlygino prieš tai, paklotą uždėjo ir va, grindys sudėjo šaunuolis. Niekas negergžda. Labai gražiai. Čia dar reikės, aišku, perdažyti tikriausiai viską. Nes dar Austėja pripaišė, bet jo, čia mano tas stovėjo tas gultas. Tai čia nebuvo iki čia nudažyta. Rėja, o ko tu norėtum? Tu kažko norėtum? Atvažiavom prie upės šiek tiek pabūti su šeimyna prieš Austėjos miegą. Tai žiūriu, kad upė vandens nebuvo, prieš kelias šią dienas buvom, va kur tas soliukas, jau galėjo į ten atsisėsti. Tai pakilo vanduo kažkodėl.
Va, išsirinkau tokį indą. Va, išsirinkom tokius indus. Va, tu tokį išsirinkai, Elė? Jūs te tokia. Piešė jos, aš tai va, pasidengiau dažais šitą spalvą. Vazytė. O, kokia bažnyčia, ar kas čia toks yra žydų. Gražiai įspūdingai atrodo. Einam su moterytėm pasėdėti, pavakaroti. Dabar kur dar einaisim, bet gal į Raushipą kokį. Tai va, po truputį einam, žiūrim, kur čia galim įlysti, pavalgyti biškį, atsigerti. Užkasti biškį kažko jau norisi, bet smagu buvo, ar ne? Į tą papiešimą tokį ant indų. Menininkės 3, vat. Ar pavyko tau idėją įgyvendinti? Gimė idėja vietoje. Kažkas pavyko. Labai. Bet 2 savaitės. Jo, 2 savaitės reikės laukti, bet fain, jau kažkaip nekantrauju labai pamatyti, kaip atrodys. Nes daug blizgiau viskas, ryškiau atrodys. Tai įdomu.